Kaip suprast, kas čia buvo? Nėra, kad čia kažkas žvejojo, gal ir jį pagavo. Jeigu yra mažas rykliukas, tai čia gal ir didelių ryklių yra. Pari. Spask. Blemba, aš sunkus esu 90 kg, į kalnę biškį. Sunkokai traukia. Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst, eik tu. Ei, karvytės. Bū. Tokia dėžutė prasipjaunama. Ir atlapam viršų ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Įsivaizduojat, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Labą dieną, šiandien pradedame dieną iš naujo pradedame dieną, nes rytas buvo biškai kažkoks nevykęs, sakyčiau. Sakydavau smarkiai skaudančią galvą, neišmiegojęs, galbūt todėl, kad nueinu miegoti vis laik 4 ryto arba panašių laiko, nes dabar jau kai niekur nebereik, dieną išsimiegi, o vakare ateinu vakars, biškai saulė nusileidžia ir tas miestas gražiai atrodo. Ir tam balkone taip faina sėdėti, sėdi, prisisėdi ir po to neišsimiegojęs būni iš ryto. Tai žodžiu, pamiegojau dar kelias valandas. Dabar viskas čiki-piki. Galvoju, ką čia nuveik šiandien prasmingo. Paskutinę dieną, paskutinį vakarą susiradau pajūrį, pliažą. Šiaip tai sakiau, kažkada jau buvau minėjęs, kad visa sala yra visi pajūriai. Visi pakraščiai salos yra dažniausiai skardžiai arba, neprieinama, nelabai prieinama visokie akmenys, uolos ir taip toliau. Tai tokių pajūrių, kad tiesiog maudytis, tai nelabai yra čia. Bet kažkokį per žemėlapius vieną susiradau vietą, kur lyg ir atrodo, kad turėtų būti smėlis. Tai bandysiu iki ten nueiti, išsimaudyti. Tolokai gan yra 5 km eiti iki ten. Žodžiu. Išsimaudyt, tada jau pabandysiu nuo ten iki čia, kur aš esu pajūriu pareiti, irgi vėl pasivaikščioti, pasižvalgyti. Žodžiu, planas surasti, kur išsimaudyti jūrai, nes čia gan misija sunkoka, visur tiesiog yra viešbučiuose baseinai ir nelabai mačiau, kad čia kažkas aplinkui kur nors maudytos jūrai, tai aš bandysiu iki ten nusigauti. O paskui eisim vėl kažkur pavalgyti, pasivaikščioti, nes man šiaip šitą miestą patinka tiesiog vaikščioti, netgi nebūtinai su kažkokiu tikslu, tiesiog vaikščioti, nes gražu tiesiog, siauros gatvelės visur ir įdomu. Pažiūrim kainas pastatų, ką gali gauti. O čia yra žemė tiesiog, be pastato 290 000 eurų. 607 000. Reikia apie 500 000 turėti, jeigu nori kažką Madeirį nusipirkti. Padaraus bent jau. Pažiūrėkit, kaip įdomiai čia tas klimatas atrodo. Čia saulė šviečia, giedra, 108 laipsnių apsisukė. Siaubas atrodo. Ir man dabar galvoju, ar nepradės lyt kaip tik, bet vėjas tai ne į tą pusę eina. Ten kažkaip tuose kalnuose, ta drėgmė ten pastoviai stovi matyti. Ir koncentruojas ten, kur čia prie kranto, arčiau tai va. Čia aš į kažkokį viešbučių rajoną atžygiavau, Funčalio viešbučių rajoną, pažiūrėkit kokiu pastatų čia stovi.
Šiaip gražu, blemba, tvarkinga, yra matas, investuota daug pinigų labai į turizmą. Šiukšlių nėra, marozų nėra, išskyrus vienas marozas. Faina. Šiaip iš to, kiek aš išleidau ant apsistojimo, gal man netgi būtų apsimokėję viešbutį labiau negu taip šiuo atveju, nes ir būtų ir ant maisto nebūčiau tiek išleidęs, bet kitas dalykas, tada aš būčiau viešbutį daugiau laiko praleidęs ir matyt, tikriausiai nebūčiau tiek pamatęs. Šiaip net nežiūrėjau, šiaip viešbučių kainos šiaip nėra pigios, kadangi per bookingą bukinės, aš ir dabar viešbutį gyvenu, tiesiog man maisto nepriklauso, ten viskas įskaičiuota ir taip toliau. Sakyčiau, tokia tropinė, pikantiška šalį kaip Madeira, kas čia per tūsas. Linksminas, visiškai Palangoje. Žodžiai, tokia tropinė, pikantiška šalį kaip Madeira, tai manau reikia nevažiuoti viešbutį, būtų explorint, kaip sakant. Lem, aš dabar tik supratau, kad aš iš tikrųjų aš gyvenau ir gyvenu senamiesty Funšelio. Nes čia dabar, kur aš einu, čia šiek tiek jau paėjus į vakarus nuo ten, nuo kur aš gyvenu. Čia vien viešbučiai aplinkui. Viešbučių rajonas, vien viešbučiai. Nes man buvo keista, kaip aš ten, kur vaikščiau, žiūriu, kažkaip nematau, aš nei vieną viešbučią beveik. Tai galvoju, gal visi tiesiog apartamentus nuomojas kaip aš, bet pasirodo, kad yra visas kvartalas viešbutis prie viešbučių šitais sugrūsta. Bet man dar kažkaip fainiau atrodo. Tas senamiestis, ten tos gatvelės siauros. Tie pastatai tokie, kai kurie apleisti, kai kurie ne. Tai atrodo tikrai miestą pažįsti, nes, pavyzdžiui, tokiam viešbučių rajone, viešbučių rajonai praktiškai kiekvienoje šalyje atrodo taip pat. Ir, pavyzdžiui, jeigu čia gyvent, tai čia nėra skirtumo, ar čia gyvent, ar Turkijoje, ar Meksikoje, ar Ispanijoje. Visur viešbučių rajonai yra maždaug panašus. Tai aš siūlyčiau, važiuojant į tokias vietas, pagyventi kažkur nuo šaliau biškelį. Pačią tą tikrąją patirtį patirt miestą. Jūs pažiūrėkit, ant kiek čia visai kitokia Madeira. Kaip Madeira. Ant kiek visai kitaip čia viskas, viešbučiai kokie. Tai įsivaizduokit, tokiam apsistoji. Ir ką, ir tipo nesėdėsi jame? Aš iš to viešbučių neišeičiau niekur. Niekur neišeičiau. Bet šiaip galbūt, kad kiti žmonės, ypač vyresnio amžiaus, galbūt ir tiesiog atvaro pasilsėt, o ne drožt save kaip aš. Gal atostogas, žinai, kitiems yra apie poilsį, o ne apie tą tokį norą apriepti, kuo daugiau ir pamatyti. Visiems skirtingai turbūt, bet wow, čia blemba, aš galvojau, kad visai čia Madeiros tas viešbučiais ne kažką, bet jūs pažiūrėkit, koks čia levelis. Nežinau, matos ar ne, bet žiūriu, ten yra vienas kitas žmogeliukas kažkokiu būdu tai rado prieėjimą ten prie vandens. Aš nežinau, ar ten jie maudos, ar tiesiog ieško kur prie vandens prieit, bet aš tai nematau, kad čia būtų kažkur prieinama. Galvoju, visai gal būtų neblogai čia droną pakelt, pasižvalgyti, kaip čia viskas atrodo iš viršaus, visas šitas viešbučių regionas. Pažiūrim.
žiūrėkit, kokių tortų yra, torčiukų vietiniai parduotuviai. Napoleons ir Madeirai Napoleons. Dabar kas čia yra kartoška parašyta. Ir piragas kažkoks. Kai kartoška reiškia bulvė. Bulvė, piragas. Kas čia gali būti? Kažkokie piragėliai. Piragėliai, ja. O kodėl? A jie nežino, kad kartoška ką reiškia. Va, Legend of Kyiv. Kijevo tortas kažkoks. Nu, ir tas pajūrys. Ir atėjom ten. Matau, yra žmonių šiaip guli vienas kitas. Čia pačioj vėl šitie kažkokie baseinai, bet toks atrodo kurkulynas. Kažin, ar čia kas nors maudas. Aš ten skaityk į tą Seiksal pajūrį važiavau dėl juodo smėlio, nes ten lankytiniausia vieta, kur čia pačiam funšelį buvo šitais dar juodžiau atrodantis smėlis. Vulkaninės uolienos susismulkinusios ir sudaro tą juodą pajūrį tokį. Kuom skiria šitą salą nuo kokių nors kitų salų, kaip pavyzdžiui Malta, yra viskas geltona ten. Geltoni akmenys, geltonos uolos, pastatai iš geltonų plytų ir pajūriai geltoni dėl to paties. O čia visur, kadangi juoda, yra vulkaninė sala ir pajūriai juodi. Bet nežinau, ar man patinka. Man paprastas smėlis labiau kažkaip maloniau atrodo negu šitas juodas. Juodas atrodo, kad čia nederėtų ant jo būti. Geras, čia žiūrėkit, eini ir prieini tai, kad nebėra kur praeiti iki pajūrio. Aš jau čia eisiu ten, jau kai surasiu, kaip ten nusigauti. Žodžiu, ir yra tunelis, turi per tunelį eiti iki ten. Žiūrim, kuris čia veda. Sorry, dėl kokybės turbūt nelabai gerai gal matysis, nes tamsu. Pabandysiu su prožektorium pašviesti. Arba su telefonu nufilmuosiu. Va. Tai čia ne tik su mašinom per uolas lyst, bet ir peškom eit. Nieko nematau, kur eit. Ai, nes aš su akiniais nuo saulės blemba. Šlapia. Kur čia mes kada išeisim iš čia? Jo, laša visur nauvoji. Žiūrėkit, geras. Eik, aš čia jaučiu, ateisiu. Toj. Į apačią. Jo. Bandysim čia nusigauti. Kaip man keista, kad žmonių beveik nėra tokiuose gražiuose vietose. Visi sėdi viešbučiuose. Man netgi biški pasipiktinimas yra. Toj turėtumėm išlysti. O kodėl čia laša iš tų uolų, kažin? Kažkur per akmens tarpelius vanduo nubėga. Ir šlapia belia kaip. Tikriausiai. Nu va, ir išlindom. Jo, iš tolo vėl atrodo, kad... Bet čia nebus to juodo smėlio, čia vien akmenis jaučiu vėl bus. Labai plikom kojom nepavaikščiasi. Netgi ir su batais reikia atsargiai. Einam ten, kur žiūrėjau tą uolą, kur mačiau. Bet ten laša biškį mačiau nuo viršaus. Jeigu aš daiktus pasidėsiu, man sušlaps. Gal reikia prie tos uolos pasidėti. Maudas, keli žmonės maudas. Tai va, žodžiu, kad nuo ten, kur aš gyvenu, susirasti artimiausią pajūrį, kur būtų galima išsimaudyti, reikia eiti valandą ir 20 minučių 5 kilometrus. Aišku, su mano ėjimu gaunas 2 valandas, kol aš sustoju dar, droną paleist. Čia šitoj vietoj, žinokit, aš nesimaudysiu, jūs pažiūrėkit, pareina didžiausia banga
ir kiek ilgai jinai eina atgal, tai turėtų belia kaip traukti atgal į jūrą čia. Žiūrėkit. Didžiausia banga pareina į vieną pusę ir akmenis visur ir ta prasme būtų lyguma, tai bent jau išeitų stabiliai išstovėti, dabar ant akmenų bus sunku išstovėti ir nešiosi visas pusės, tai nesaugu čia maudytis, reiks eiti ten toliau, ten mažesnės bangas. Va, prisartinau arčiau, viskas aišku, iš kur tas vanduo krenta į šalų tokia, kaip tas kriokliukai mini. Dulksna krenta. Dėl to ir šlapia čia. Blemba. Aš nenoriu sušlapti. Kaip man čia padaryti dabar? Jeigu aš noriu praeiti ir nenoriu sušlapinti nei kameros, nei dar kažko. Taip, uždengsiu stogelį tokį. Pabandom. Prasibraut greitai pro tą krentantį lietų. Pavyko. Geras. Sveiki, urviniai. Jo, bet šičia nesimaudysiu, žinokit, aš eisiu ten, kur sekliau iš tikrųjų, nes labai jau nesaugiai atrodo. Nes ten, kur maudžiaus praeitą kartą, kur buvau prie San Lorenzo, kaip ten vadinasi, kelsiu atgal. Nežinokit, aš vis dėlto sugalvau, kad pabandysiu vis dėlto nusileisti ten į apačią. Matau, žmonių yra. Va, matau, ir takelis yra. Tai čia, tai yra pajūris, va čia tai privaloma nusimaudyti. Laukinis pajūrys. Žiūrėkit, čia, blemba, iš toli atrodė, aš galvojau, kad čia yra smulkių akmenukus pajūris. Čia milžiniški akmenis. Ir vandenį irgi. Tai aš nežinau, kaip čia, blemba, atsargiai gal kažkur ten. Tai ten irgi buvo akmenis. Ir dėl to įlipus į vandenį, jau vien nesplikom kojam, vis tiek lipinė su batais. Biškis nemaloniai kojams skaudžiai vaikščiot ir dar plius, jeigu bangos nešioja, tai tu praktiškai pastovėti negali. Ir jeigu traukia atgal, tai yra didžiulė rizika, kad gali nebeišlipti netyčia. Tai... Nu, fainiai. Kaip gerai, kad sugalvojau čia ateiti. Kaip gerai, kad aš čia sumaščiau ateiti. Eik, tu galvojau oranžinis akmuo. Apelsino žyviai kažkokie. Žiūrėkit, žuvis. Eina sau. Rykliukas mažas. Geras. Kas jį čia išmetė į krantą? Ei, kas ryklį išmetė į krantą? Pažiūrėkit. Aišku, jisai čia nusibaigęs, jau musės aplipusios. Bet čia rykliukas jaučiu. Žiūrėk, ašaką prie pat. Kaip suprasti? Kas čia buvo? Nėra, kad čia kažkas žvejojo, gal ir jį pagavo. Čia rykliukas, ar ne? Blemba, parsirodė, kas sujudėjo. Rykliukas, tikrai. Geras. Blemba, gaila, kad toks išmestas. Žiūrėkit. Nu, dar aš taip nesumatęs, geras. Žodžiu, paklausiau ChatGPT ir radau Madeiroj pajūry oloj į sausumą išmestą žuvį. Panašu į rykliuką mažą. Kaip tau atrodo, kas čia parašo? Taip, labai panašu į mažą ryklį, tiksliau greičiausiai į jauną rykliuką arba artimą dugninį ryklį, kurie gyvena aplink Madeirą vandenis. Žodžiu, matosi ryklio kūno forma. Look. It's a small shark. It looks like. Išmestas bangų. Šiaip uodega šitais jo matosi biški sužeista. Arba žvejai kokie gal pagavo ir paliko, nežinau. Tai dabar aš taip pagalvojau, išėjau iš ten, tai pagalvojau, jeigu yra mažas rykliukas, tai čia gal ir didelių ryklių yra. Žodžiu, ir čia GPT paklausiau
ką mano, tai sako, tikrai yra didesnių ryklių rūšių, tarp jų pasitaiko Blue Shark ir taip toliau. Madeiros paplūdimiuose rimti ryklių incidentai yra labai reti. Daug realesni Madeiros swimming risks. Stiprios srovės, bangos, slidūs vulkaniniai akmenys. Blemba, dėl to gerai, kad ir sakau, kad čia geriau eit maudytis, kur sekliau biški. Tavo rastas mažylis greičiausiai buvo jauniklis, sergantis, sužeistas arba išmestas bangų. Tai nėra ženklas, kad čia pilna didelių ryklių netoli krantą. Pagal tokią logiką radus negyvą balandį mieste reikėtų bijoti oro erdvės. Nu jo, šiaip. Bet tai žodžiu, jei tai populiari vieta kaip Praia Formosa, kur dabar esu čia, tai didesnė tikimybė, kad tavo problema bus nusibrozdinti koją akmenį, o ne ryklys. Tai nebijok ryklio, gerbk Atlantą, dėl bangų ten realesnė grėsmė. Nu jo. Gerai, mano antais matau vaikai maudas toj seklumui, tai eisiu ir aš ten jaučiu. Nu, pažiūrėkit. Ten ir bangas mažesnės ir nėra taip, neina į gylį. Ko čia dar galima rasti? Žiūrėkit, plūdė. Plūdės vaidas. Plūdė. Ir neina į gylį iš karto, tai saugiau žymiai. Pažiūrėkit, koks drakono kiaušinis. Geras. Čia tokių akmenų, blemba, nematyti. Akmenainių. Grinai drakono kiaušas, numetam į vandenį. Vėl kažkoks radinys. Lyg ir akmuo, sakyčiau, bet akmuo negali būti surudijęs, ar gali? Gal gerai apsišlifa... Ne, tai viduj mato šitais, kad čia akmuo yra. Kodėl jis surudijęs? Va. Matot viduj? Suskilus. Kaip keramika kažkokia. Nežinau. Nu, aš čia jau manau, kad būtų galima bandyti lipti. Biškiai jau mažiau akmenuko, smėlio daugiau ir krantas seklesnis. Bet reikia irgi atsargiai, blemba. Užkandukai. Dabar ką tik supratau, kad pamiršau rankšluostį pasiimti. Bet bent jau gerai, kad esu su maudimo šortais, iš karto maikę nusimaunu ir žodžiu ir pasėdėsiu, kol išdžiūsiu, o ką daryti. Nesušals, lemba kažkoks pavargęs biškis, sakyčiau, vyrutis. Nesušalsime gal. Ir tikiuosi ryklys neužpuls mane. Nenorėčiau, kad būtų baby shark, baby shark, baby shark, baby whop. Gerai, išsimaudžiau, atsigavau, lyt nepradėjo irgi labai gerai, turiu traškučių, dar pasėdėsiu, pusvalanduką jaučiu ir judėsim atgal. Šiaip mačiau, daug kur yra paspirtukai nuomai, nu tipo tiek kaip Bolto, kad buvo Lietuvoje, tik čia kitaip vadinas. Kadangi eisiu to pačiu keliu atgal, blemba, vos neužpylė manęs. Kadangi eisiu to pačiu keliu atgal, galvoju, gal pabandytą paspirtuką pasimti. Jeigu išeis, parlėksiu atgal iki savo senamiesčio su pari. Bus ir greičiau ir įdomiau. Nu ir tada varyti pavalgyti kažkur vėl reikės. Turbūt į tą senamiesčio tą ir restoranų ir barų gatvelę. Gerai, iki kol kas.
Nu va, paspirtuką vieną radom. Vadinas Bird paukščiai. Bet jisai čia stovėjo ir ateinant man, tai gali būti, kad jisai arba gal išsikrovęs yra. Pažiūrim, kaip čia jį reikia naudotis. Jo, kaip suprantu, batareikas beveik nebėra. Kiek čia tų procentų? Nu, 4 mylias tai gali nuvažiuoti. Einam, čia kažkur prie pat yra. Čia kažkur prie pat buvo. Va, čia daugiau jų yra. Gal surasim kažką. 29 centai minutė started plus fees. Nu, man čia kokį 10 minučių jo ir tai reiks. Va, čia yra daugiau. Reikia dabar pasimti kažką kuris pilnesnis. Start. Jau viskas, man skaičiuoja laiką. O katras čia yra? Katras čia jis yra dabar? C9, va, šitas. Kaip jį reikia išsivaryti dabar iš čia? Pavyko. Tik tai aš nežinau, kur aš galiu ir važiuoti, ir kur negaliu. Pabandom. Kaip čia važiuoti? Opa. Nu, važiuok. Traukia. Pari. Spask. Blemba, aš sunkus esu 90 kg, į kalnę biškį. Sunkokai traukia. Taip. Jeigu gerai pamenu, važiuojam čia. Jos. Dabar aš nežinau, ar kelią atsimenu, bet maždaug atsimenu. Blemba, smagu. Gerai, kad pasiėmiau. Kaip man dabar? Ai, nežinau, čia dviračių taką nėra, važiuojamąją dalim. Gal nesustabdys policija. Oi, viršėjam greitį. 31, 32, 33, 35, 37. Kiam? Greitis kiam? Lėtinam. Šiaip jis iki 25 tik tais gali važiuoti. Reikia ieškoti, kur pastatyti. Va, priparkavau, turi palikti tam tikroje vietai. 17 minučių, po 29 centus 4,93 €, plus 20 centų parkingas, 5,13 €. Normaliai, taksą žymiai brangiau kainuotų ir su šito smagiau. Tai vat, reikalai atlikti galime įtaškoti, kur atsisėsti, pavalgyti. Ir pačilinti tiesiog, pačilinti.
Vėl ateinam į šitą Santa Lucia gatvę, berods vadina, senamiesčio pagrindinė. Bet man čia patinka, dėl to aš čia ir einu, bet mane erzina, nes tie stovi gatvė ir tampo. Ateik čia, ateik pas mane, mane tas vat per prievartą toksai kaip tik atbaida. Čia buvau praeitą kartą, kai valgiau Swordfishą prieš tada, kai turėjau skrist, bet persigalvojau, šį kartą dabar reikia kažkur kitur nueiti. Swordfishas. Daugiau nevalgyčiau, tiesiog paprastas žuvis kaip žuvis, netgi sakyčiau šiek tiek tokia kietoka. Thank you. Old Town best. Nežinau, nafik. Apsisprendžiau, kur pavalgyti. Žodžiu, galvojau apie tas midijas, bet pasėmiau vis dėlto espetadas, vadinasi, tą grilintą mėsą portugališką, tradicinę. Thank you. Pasėmiau česnakinės duonelės, žinoma, ir didžiulį bokalą drafto. Tai žodžiu, ten turėtų būti praktiškai kaip šašlikas, bet 3 rūšių. Tai bus jautiena, vištiena ir kiauliena berods. Bet čia bus tiesiog portugališkas šašlikas, spėju. Šitą jų duonelę tai labai gerulė. Visą laiką valgydams pasėmiau su česnakiniu sviestu. Bet tokias visur yra. Ir Anglijai garlic bagetė vadinasi. Ir Lietuvoje visur yra tokios pačios. Tik čia jų kažkoks kepimo būdas šiek tiek kitoks. Taip pat ta bandelė tokia labiau kaip bandelė, o ne kaip skrebutis. Blema, nežinau dabar ar matas. Salatėlės, bulvytės, paprastai ir šits toks biškelį fancy. Tai šašlikai. Blema, mažai biški, 6 gabaliukai, 2 jautienos, 2 vištienos, 2 kiaulienos. 20 eurų šitas, bet sultis bėga, turėtų būti skaniai. Nusimt pačiam. Oi, minkšta kokia. Taip, čia kiaulytė. Įdomu, kokia kiaulytės dalis čia. Ar nebus sausa, bet trupa. Ir jautienos, matos, nes tamsesniai šitie. Gali iš karto pasakyti, kad jautis raguotas. Čia sviesto įdėta, kada parvieta kepant. Geras. Ką reikia pakaštavoti. Gerai, vištą paragavau, kiaulytę. Neblogai. Čia spėjau yra kumpis, nes liesas gan. Bet skaniai padaryta, kad ant iešmo viršaus uždėtas sviestas ir kepant apsilydo. Tas pats česnakinis, kur toj duoneliai buvo. Jautiena gerai. Neperkepta. Bet mažai, blemba, 6 gabaliukai. 20 eurų. Paskutinė vakarienė. Gerai. Nežiūrėkit, kaip valgau, netrukdykit. Kadangi jau pasėmiau didelę šitą, liko pusę, pasėmiau dar vieną porciją česnakinės duonelės. Pasidėkim. Fainiai čia šitoj gatvelėje sutemus, tos šviesas tokios, kažkur muzika groja, kažkas sėdi, kažkas šnekučiuojasi, kažkas vlogus filmuoja, vienas pats atsisėdęs. Visiems gerai viskas, visi patenkinti, visi dėl visko patenkinti. Taip, dar pavalgysim, nueisim iki parduotuvėlės, kažko nusipirkti, parsinešti namo ir eisim viešbutin. Reikia pabandyti atsilaisvinti šiek tiek atminties, nes man dronas jau nebe... Įsivaizduokit, dronas yra nufilmavęs gal, nedaug, 20 minučių. Gerai, ne 20. Nežinau tiksliai, bet visa 128 gigų kortelė yra užimta jau. Neskaitant to, kad aš pirmas 2 dienas esu iškėlęs jau į kompiuterį, kur yra dar ten 20 keli gigai. Kosminiai failai. Nebetelpa nieks, visa atmintis prigrūsta. Aš taip bendrai paskaičiau, kad bus apie 305 gigų medžiagos. Oi, bus užsiknisimas. Bet gerai, man patinka. Oi, pririjom, blemba, tų duonų. 2 porcijas duonos. Litrą alaus. Angliavandenių bomba. Paskutinis vakaras Madeiroje. Paskutinis vakarėlis. Gerai, blemba, 4 dienas jaučiu, daugiau nevažiuosiu niekur. Tik 4 dienom. Tikrai, jeigu ypač dar tiek dirbant, pavadinkim taip, tai
Tikrai 4 dienos yra per mažai ir bent jau savaitės, tai manau, kad... Nu, nebent aš nežinau, kokią nors ten, pavyzdžiui, kokią nors pažintinę, nu, tipo, kokią nors ten Varšuvą aplankyti, nu, gal kokį Varšuvą į savaitę ir nesėdėčiau, žinai, nu, tipo, ar ten Berlyną kokį, tos bažnyčias, kiek tu ten prižiūrėsi, bet va tokios vietas kaip čia, tai savaitė, mažiausiai savaitės reikia, mažiausiai. Labas rytas, sveiki vėl, čia vėl aš paskutinį kartą su jumis sveikinuosi šiandien iš šitos nuostabios vietelės, kurią su liūdėsiu šiandien aš apleidžiu. Lagaminai sukrauti, kuprinė, lagaminas, gan greit viską susidėjau. Dabar kaip nusigauti iki oro uosto? Man buvo sakyta, kad Boltas arba taksi kainuoja brangiai, 30-40 eurų iki oro uosto. Svarsčiau variantą gal su autobusu važiuoti, tai būtų gal porą euriukų buvę. Bet pasižiūrėjau, kad su autobusu nusigauti iki oro uosto man tam užtruktų 2 savaitės, nes per visokius kaimus, miestelius, žodžiu, ir su persėdimais. Tai pasijungiau Boltą, pasižiūrėjau dėl viso piktą, žiūriu, 19 eurų. Ne taip ir brangiai, tai 11.07. Iki 12 man reikia atiduoti kambarį, skrydis 3, po 3-5. Tai 12 ir atiduosiu kambarį, išsikviesiu Boltą ir nuriedėsiu iki oro uosto su Boltu tiesiog. Nes normaliai 19 eurų nėra tai brangiai. Žodžiu, ir viskas. Bet jau šiandien jau nebėra to, kaip tada buvo prieš 3 dienas, kur taip va... Aš dabar kažkur vis dar aš blemba, taip nenoriu niekur varyti. Jūs neįsivaizduojat. Ta prasme, aš per plauką nuo to, kad pasimčiau apartamentus ir pasikeičiau skrydį ir būčiau čia dar 3 naktis. Šiandien jau jaučiu, kad jau laikas tikriausiai veikt, kaip ir nelabai aš beturiu ką. Nebent jeigu būčiau kažkoks tai turčius, sakyčiau, sėdėsiu aš tiesiog dar kokią savaitę, ilgai miegosiu, gulėsiu, vakarais išeisiu į restoraną pavalgyti ir taip leisiu laiką, bet jau man viskas jau užtenka, man jau nieko nebetrūksta. Parašiau, kad rytoj jau į darbą užregistruotų mane, kad rytoj jau eičiau. Nu, kaip užregistruotų, negalvokit, kad aš bedarbis, aš tiesiog dirbu tada, kada noriu ir kada nenoriu, tada nedirbu. Kitaip tariant, laimingas žmogus. Ir viskas, blema, žiūrėkit, kiek esu, čia buvau savaitę, ne, visas apžėlęs, kažkokiais išmetę, oda lūpasi, visą blemą reiks Nu, žodžiu, susitvarkyti biškį, grįžus viską. Hiya. I'm leaving already. Just to check out. Thank you very much. Yeah. Well done. I Yeah. hope you have a nice day. Thank you. Viskas, tik tais raktus reikėjo atiduoti ir esame laisvi. Kino čia kačiukas tas įmiega. Visą laiką jisai čia vaikšta aplinką. Puckis. Einam dar prisėst ant saulutės. Išsikviest Boltą. Oi. Neliūdėk, liūdė, neliūdėk. Greitai kitos atostogos ateis. Nežinau dabar ar greitai, reiks susitemt diržus grįžus. Bus diržai sutemti kaip reikals. Gerai, nieko nelaukiam, jaučiu. Kviečiam Boltą, įdomu, tik tais kaina ar nepasikeitė. Buvo 19 eurų. 17 PM3, žiūrėkit, dar pigiau. Nežinau, ar matas. 17 eurų 53 centai. Nu, puikiai. Gal limuzino pasiimt kokį? Ne, nėra. Už minutės atvažiuos. Nu, gerai imam. Da pirmą kartą į oro uostą varau taip su tokia avalinė. Nes beturiu vienus batus ir tie ten yra jau tokie prikepę. Tai, ką žinau,
koks skirtums jaučiu, patogu turėtų būti tiesiog. Ypač lėktuvė, jeigu dar pasiėmiau kur su extra legroom vėl, kad būtų papildomai vietai su kojom, tai tapkelės išsispirsiu, pasijungsiu, podcastą kokį nesišmėgojęs esu. Blemba, kaip saulutė kepinčia šakės. Įdomu, koks Anglijai oras. Manau, kad šalta ir liūdna. Nuvažiuosim į oro uostą, dar skaityk iki skrydžio, man daugiau negu 3 valandas dar atsipūtę. Gavau informacijos, kad ten yra graži laukimo zona su vaizdu, tai niekur neskubėsim. Nu atvykom, bet aš dabar biškį nesuprantu. Visur yra čekinų eilės, kur lagaminus atiduoti. Man, kadangi nereikia atiduoti lagaminą, man reiktų eiti pro patikras. Bet aš nematau, aš matau, kas yra exchange. Pinigus išsikeist, food and beverage level 3. Tai čia, kaip sakiau, ten jaučiu bus ta, kur graži vieta pasidėti, kur gali atsigerti ir pavalgyti. Eskalatorius ir liftai. Ir tada boarding gates. O tai kur patikros, tipo, čia nieks netikrina nieką? Ar tikrina prie pačių vartų? Kas čia? Biometric experience. Started to exchange your journey through the airport. Čia man reikia kažką daryti, ar ne? Look ahead at the camera. Kas čia yra? Remove before scan. Experience from your mobile. Nežinau, gal nereikia, nieks čia nieko nedaro. Nu, pabandom pakelti viršų. Boarding control. Fast track. Ai, kažkas tai yra, bet tai ten tik tais... Ką mano skrydis rašo? London Stansted. Ryanair. Ei, čia dar greitai nebus, nes aš čia skaityklą labai anksti atvažiavau. Ai, nu gerai, tai čia tikrina dabar skrydžio bilietus, kaip suprantu. Eik, to aš čekino nesu pasidaręs. What the hell? Blemba, nesu čekino pasidaręs. Nes aš kai keičiau skrydį, aš galvau, kad man jau ten davė sėdimą vietą pasirinkti. Ir rodė jau boarding pasą netgi. Ai jo, viskas gerai yra, bet man tik... Tiesiog vis tiek reikėjo čekiną padaryti. Geras aš grybelis esu. O jeigu būčiau ten, man atrodo, iki 2,5 valandos likusios iki skrydžio, jeigu tu neįsičekinini, paskui kainuoja nemažai. Ai, yra visas patikros. Aš galvau, kad nebus. Nes mačiau Mikaitis kažkur skrido, dabar neatsimenu kur, bet patikslinsiu ir įkelsiu čia. Kuo ypatingi šitie oro uostai pas juos, kad tu į laukimo salę gali ateiti tiesiog iš gatvės, atsisėsti čia ir tiesiog laukti lėktuvą, nu kaip realiai autobusų stoty. Galvau, gal ir čia netyčia. Bet nėra taip nerimta viskas. Dabar aš kiek žiūriu, tai nematau nei vieno žmogaus, kas su tapkėm skristų. Vienas yra šitais. Patogu, žymiai patogiau. Ai va, irgi dar vienas šitais atsipūtęs irgi. Atsipūtęs šlepų daro. Gerai, bent jau ne vienas aš. Patikros, žinokit, negriežtos visiškai. Nes iš tų kiek eina lagaminų, nemačiau nei vieno, kad tikrintų. Čia praėjo kokius 20, nei vieną netikrina papildomai, palyginus su to, kaip Anglijoje kokiam Stanstede purto beveik kiekvieną, tai čia nieko netikrina. Aš nieko nesakau, nesivežkit neleidžiamų dalykų, bet gal kokį vieną kitą akmenuką ir būtų galima pasimti. Nu ką, pončią. Persivežti gal pončios, nežinau. Žiūrėkit, kokia didžiulė rūkimo teritorija ir kioskelį. Blemba, lygiai tik tais. Kioskelį su pončiam oro uoste. Lounge'as gražiai čia pasėdėti galima jo, su vaizdu, kaip ir sakė man. Maistuko. Nu gerai, kažkur reikia prisėst, kažką atsigert pasiimti. Kas čia taip žviegia, dieve mano? Demonas iššoks.
Nekeliaukit su vaikais, nekeliaukit su vaikais. Juokauja. Dalinai. Laukiam, blemba. Laukiam lėktuvas, kada turėtų parskrist. Čia visas pakilimo takas prie pat matas. Tai iš ten turėtų parskrist ir yra ten, nežinau, gali ar matysis, bet yra prailginimas į jūrą padarytas jau. Tai va šitas oro uostas skaitos vienas iš rizikingiausių pasaulyje oro uostų, vienas iš sudėtingiausių pasaulyje nusileisti oro uostų dėl to, kad reikia prieš pat beveik leidžiantis tokį kampą išlaužti. Ir plus vėjai čia didžiuliai yra visada beveik. Tai pasakojau pirmoji dalyje, bet dar priminsiu, kad čia leidžia tik tais pilotas jau su didelė patirtim, praktiškai visiškus profesionalus tik tais, ne pradedančiuosius. Tai palaukim, gal sulauksim kokio skrydžio, pažiūrėsim, kaip jie čia leidžias. Parskrenda. Nežinau, matot, bet suka vis dar dabar posūkiai jisai. Aha, matas, kaip sparnai vingioja. Oho. Pažiūrėkit, kaip vis dar jisai. Pataikė, šiaip ne taip, bet jau matas ant galo toks. Nėra kaip didžiosios oro uostus, kur tu tiesiai parskrendi ir nusileidi tiesiog. Čia iššūkis žymiai didesnis. Ir vėl kelios akimirkos ir pila lietus kiaurai. Kaip iš kibiro. Bičas tiesiog čia rūko prie įėjimą. Oro uoste pačiam. Viskas, lipam į lėktuvą, paskutinis etapas ir nieko neapibendrinsiu, šį kartą viską matėt nuo A iki Z praktiškai, tai ačiū, jeigu žiūrėjot, jeigu paskyrėt laiką, tikiuosi patiko, o jeigu nepatiko, nepamirškit parašyti komentarą, kad nepatiko didžiosiam raidėm ir aš būtinai nustosiu daryti tą, ką aš darau, mesiu visą šitą reikalą ir pradėsiu eiti Pradėsiu tiesiog paprastą gyvenimą gyventi ir paprastą darbą eiti. Tai va, kaip sakant, obrigado, buenas noches.